Prognozė šiandien vėjas nurimo, tai turim apie 10 stabilių mazgų, bent taip rodo, dabar žiūrint atrodo visai ramu. Aišku, bangavimas jūroje yra, bet panašu, kad turėsim tokio vidutinio stiprumo vėjo dieną, apie 10 mazgų, kas yra turbūt gerai pradėti, bet vėlgi, mes tikėjomės galbūt jau to stipresnio vėjo, nes jaučiamės viena labiau pasitreniravusį komandą, bet vėlgi, kiekvienas plaukimas bus lemtas labai daug, nes dažniausiai mes pripratę turėti 2-3 plaukimus per dieną, tai kur jeigu ir pirmam plaukimą visą laiką būna toksai apšilimas. Čia suprantama, kad vienas plaukimas per dieną turės atiduoti viską, tai yra tiek fokusas, tiek susikaupimas, tiek jokių klaidų nedarimas, turi būti viskas koncentruota į vienintelį plaukimą. Kas sukelia papildomo tokio nerimo ir jauduliuko. Čia treniruočių mes turėsim lygiai 5 minutės, o per tas 5 minutės turėsim padaryti labai daug. Tai kad įsivaizduotumėt, mus su kateriais įsodins į laivą, jau kol visos 4 komandos pilnai susės į laivus, prie mūsų bus kateris, mums bus neleista nieko daryti ir tada visum vienu metu bus signalas, kad tai yra jūsų 5 minutės, tuo metu mes turėsim pasikelt burės, patikrinti savo genakerius, kad jie, jeigu kita komanda nesuplėšia dar kažką, tai yra labai daug tokių dalykų, kuriuos reikia spėti, o 5 minutės yra labai nedaug. Tai truputį yra nerimo dėl to, o dėl pačios komandos, tai vėlgi tas pasiruošimas, tai stengiamės turėti režimą, jo laikytis ir tas padeda neatsipalaiduoti ir neišeiti iš rėmų, nes visi žinom, ko mes čia susirinkom. Tai jaučiasi liūdna, nes tikrai plaukimas, kurį kaip ir galėjom laimėti, didžiąją dalį plaukimo pirmavom. Bet iš tikrųjų tai reziumuojant, kas dabar atrodo, tai turėjom bėdų su pavieniais kursais. Plaukiam tragiškai, reikia kažką tai daryti su būrių valdymu, nes man atrodo šiai minutė, kad plaukiam netruputį, o gerokai persitempę būres. Taip pat nepataikėm ant vėjo sustiprėjimo, ką kitos komandos gavo. Šiaip labai apmaudu, nes vien apie tai pagalvojom, kad čekai sugebėjo pamesti žmogų, apsisukti, paimti tą žmogų. Vėlgi, tai rodo, kad sąlygos buvo labai sudėtingos, vėjas buvo labai permainingas, tai yra vienam gale buvo daugiau vėjo, kitam mažiau. Pavėjui plaukiant visi laivai priekiniai natūraliai buvo lėtesni, nes iš galo atplaukdavo su daugiau vėjo. Tai šiaip didelių klaidų nepadarėm, liūdna dėl galutinio rezultato, nes pralošėm, ta prasme, tiek ir tikrai dėl to yra apmaudu, nes verti atrodom geriau. Tai kovoti galim, mes, ta prasme, net ir kitaip nemąstėm, tiesiog suvokiam svorį kiekvieno plaukimo ir kiekvienos vietos ir tas tokias pergalės labai skaudu atiduoti, nes mes prieš čekus pirmavom gerokai, žinai, ir taip, kad į tą finišą pas mus ten toks bardakėlis gavosi, kur juos praleidom, dėl to yra apmaudu. Bet kovoti tikrai galim. Tai rytoj turėtų būti panašios sąlygos, tik tai tiek, kad mes jau pasimsim laivą pirmieji ir tikėtina, kad plaukdami tenai turėsim šiek tiek daugiau laiko pasitreniruoti būtent tos pavienius kursus. Laukia daug namų darbų dabar krante, susižiūrėti visas klaideles išsinarpliuoties, kad rytoj jų nebedarytume. Ir konkurentai aiškus, konkurentų lygis irgi aiškus, taip kad žinom stipriausias ir silpniausias savo vietas.